AHA rūgščių šveitiklis, kuris irgi, galim sakyti, tinginių, nes užsitepėm, nusiplovėm veidą, užsitepėm, palaikėm 10-15 minučių ir tada galim dėti visą savo rutiną, serumą, kremą, paakių kremą ir panašiai, nereikia iškart nuplauti. Tai vakare darome su šituo šveitikliu visą priežiūrą. Tuomet naujoji linija, tokia Optimals, greita, kasdienė, drėgmė, nėra labai daug kažko tai čia prigalvota, prausikliai riebiai sausai odai, dieninis kremas SPF 50 yra, kas yra iš tikrųjų labai gerai, dieniniai kremai ir kremukas, kuris yra skirtas lūpom ir paakiam. Man kas patiko, kad šviesina paakius. Ir visą tokį rinkinuką galim tikrai už labai mažą kainą įsirinkti, nes labai tikrai nedidelės kainos. Tokiam greitam mūsų gyvenimo tempui, mieste jeigu gyvename, ar nesvarbu mažesniam miestelį, tai tikrai labai puikus pasirinkimas. Tada dar viena linija jau brandžiom moterim, neturiu iš jos nieko, nes Novaidžio naudoju, bet irgi šita linija iš Optimals yra labai smagi ir labai gerai irgi veikianti brandžią odą. Tai išsami, dieninis, naktinis, paakių, serumas, žodžiu, iš tikrųjų galima irgi visai, kad ir pigiau, ne taip brangiai kaip Novaidžios, ar ne, turėti gerą odą. Tada jaunimui spuogai, bėrimai, inkštirai, riebi oda, tai labai gera kaukė, molio kaukė, kuri mažina tą riebalų perteklių. Aišku, riebiai odai ypatingai reikia gerai plauti odą, šveisti vieną kartą savaitėje ir kartą savaitėje užsidėti tą kaukę, valomą kaukę, ir porą sutraukia, ir švaresnė oda, ir tų spuogų tiek daug jau nebeatsiranda. Ir va šitas gelis labai fainas, jeigu jaučiam, kad dygsta spuogas, tada ant jo tepti, jeigu jau išdygo, tai irgi tepti, greičiau viskas išgyja. Tuomet deimantų kremas, aišku, yra ir Royal Velvet, kuris labai fainas, bet man fainesnis yra deimantų kremas, yra tiek dieninis ir tiek naktinis serumas, dabar iš vis labai maža kaina. Aš kaip tik pabaigiau deimantų liniją, nes kažkaip tai buvo užsibaigęs mano visas Novaidžas ir turėjau deimantus, nežinau aš kiek metų, bijau pameluoti, gal 5 metus buvau nenaudojusi, tai žinokit, iš tikrųjų pati tepiausi ir tokį malonumą turėjau, tokį jausmą prabangos, kad labai džiaugiausi iš tikrųjų, kad vėl aš jį pabandžiau, sugrįžau prie jo. Ir kas nebūtų keista, iš tikrųjų pati taip stebėjau save veidrodyje, kad atrodo tikrai kažkokia ta oda visai tokia skaistesnė, gražesnė. Ir net keli žmonės, net vyras, kuris iš tiesų kiekvieną dieną mato, sako, kažkokia pagražėjusi. Tai supratau, kad deimantai labai gerai suveikia. Tai va, tai tokie pasirinkimai yra veido priežiūrai. Nepraleiskite progos, iki šeštadienio dar galima pasidaryti užsakymą. Ir ne tik tai savo, bet mamai, sesiai, draugiai, kaimyniai, kolegiai ir aplamai visom moterim, kurios nori gražios veido odos.